Šiuo metu skaitau mados psichologę Shaquille Forbes-Bell parašytą knygą Big Dress Energy. Tai nepaprastai vertinga mokslinių tyrimų išvadomis turtinga knyga, iš kurios pati mokausi ir iš kurios yra dauguma mano šiame kanale pasakojamos informacijos. Toje knygoje ji rašo apie tai, apie ką čia jau kurį laiką ir kalbame – aprangos įtaka žmogui. Daug teorijos jau žinome, o šiandien pasinerkime į tai, kaip tai pritaikyti praktikoje. Kaip drabužių pagalba įkūnyti bruožus, kuriuos norime turėti savyje. Pirmas žingsnis. Nustatykite, kaip jums atrodo koks nors bruožas. Pagalvokite apie bruožą, kurį norite įkūnyti. Pavyzdžiui, galią, romantiką ar drąsą. Tada sukurkite internetinį koliažą iš visų drabužių ir aksesuarų, kurie ateina į galvą, galvojant apie šią savybę. Antras veiksmas. Išsirinkite žmones, su kuriais siejate tą bruožą. 2014 metais psichologė Karen Pine nustatė, kad kai žmonės vilkėjo Supermano marškinėlius, herojiška emblema pakeitė jų požiūrį į jų pačių sugebėjimus. Drabužių poveikis privertė juos užtikrintai manyti, kad jie turi tam tikrą Supermano galią. Jie tikėjo, kad gali fiziškai pakelti sunkesnius svorius vien todėl, kad dėvėjo kažką, kas simbolizavo stiprybę. Gali būti, kad bruožus, kuriuos norime įkūnyti, turi tam tikri žmonės. Tiek žvaigždės, tiek žmonės, kuriuos asmeniškai pažįstame ar turime artimoje aplinkoje. Tačiau jų stilius nebūtinai mums yra priimtinas ir tinkamas kasdieniam gyvenimui, kaip kad pavyzdžiui Supermano garderobas. Taigi skirkite šiek tiek laiko sukurti naują koliažą. Šį kartą žmonių, kurie ir įkūnija jūsų norimą bruožą ir turi stilių, kuriuo žavitės. Tai padės pakeisti įsivaizdavimus, kuriuos turite tai konkrečiai savybei. Dabar nustatykite, kokius jums patinkančius drabužius ir aksesuarus jie dėvi ir pridėkite juos prie koliažo, kurį sukūrėte atlikdami pirmąjį veiksmą. Trečias veiksmas. Sutvirtinkite savo psichologinę schemą. Susidėliokite aprangą sudarytą iš jums jau priklausančio aprangos detalių, panašių į tas, kurias turite savo sukurtame koliaže. Apsivilkite ją, atsistokite prieš veidrodį ir padarykite nedidelę dėmesingumo mankštą. Sugalvokite žodžius, kuriuos siejate su tuo bruožu, jei norite, pasakykite juos garsiai. Ši praktika sustiprins ryšį tarp jūsų protų ir drabužių bei padidins tikimybę, kad vilkėdami tą aprangą patirsite jos įtaką. Pakartokite šiuos 3 veiksmus skirtingiams bruožams, kuriuos norite įkūnyti ir žiūrėkite, ar tai jums veikia. Stebėsite didelį savo elgesio pokytį, jei apsirengsite pagal savo asmeninę psichologinę schemą. Tai, kaip sujungiate taškus tarp drabužių stilių ir bruožų, priklauso tik nuo individualios jūsų patirties ir įsitikinimų. Šią praktiką atlikau ir pati ir galiu pasakyti, kad tai tikrai veikia. Žinoma, užtrunka laiko įsisąmoninti, bet viskas tampa aiškiau ir labiau organizuota. Kai susidėlioji, kokius bruožus nori įkūnyti, pradedi tiksliai žinoti, kokių drabužių spintoje reikia, kokių ne. O parduotuvėse, ypač išpardavimo metu, nepuoli pirkti visko, kas turi viliojančią kainą. Vietoj to be gailesčio sakai ne tam, kas neturi nieko bendro su susikurtu koliažu. Nebent yra didelis noras paeksperimentuoti ir atrasti kažką visiškai naujo. Galbūt įkūnyti naują bruožą, kurio anksčiau nereikėjo.